Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Matą. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi, Mesiju. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namų savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Tai viešpaties žodis. Marijos ir Juozapo, dviejų mylinčių žmonių istorija, visada kelia smalsumą. Kokių planų jie turėjo ateičiai, kiek vaikų norėjo turėti, kaip jie kūrė savo tarpusavio santykius. Abipusė meilė ir didelis pasitikėjimas juos neabejotinai vienijo. Šiandien matome Juozapo didžiulę meilę Marijai. Ji buvo tokia stipri, kad nepasidavė ambicijoms ar sužeistam vyriškam ego pasididžiavimui. Marija laukėsi vaiko, kuris nebuvo nuo Juozapo. Juozapas nekėlė daug klausimų. Jis žinojo vieną dalyką: už tokį nėštumą Marija galėjo užmėtyti akmenimis. Todėl jis nusprendė ginti jos ir vaiko gyvybę. Buvo pasiruošęs net patirti niekšybę, pabėgti, palikti Mariją, kad kiti galvotų, jog jis yra bailis. Tačiau pats gražiausias dalykas yra tai, kad Juozapas nepabėgo. Jis liko su Marija. O kas dėl vaiko? Juozapas tikėjo ir pasitikėjo savo žmoną, manydamas, kad tai yra Dievo darbas, kuris dar visiškai nesuprato, bet galbūt vieną dieną supras. O net jei ir nesupras, tai nesvarbu. Svarbiausia yra būti šalia ir mylėti. Ar mes net sunkiose situacijose gebame išlaikyti ramybę ir vietoj pykčio ginti gyvybę, meilę, ryšius, šeimą? Mes dažnai giname ne tai, kas iš tiesų svarbu, o savo sužeistą aš. Tvirtai laikome savo ambicijų, įsitikinimų. Meilė gali atsisakyti savęs ir savo asmeninės laimės dėl kito žmogaus laimės, taip kaip padarė Juozapas. Teisingasis Juozapai, padėk mums ginti kitą žmogų, jo orumą, santykius, ginti šeimą, draugystę. Padėk mums ginti, o ne griauti. Iš pelenų į gyvenimą.